Na ką, mėlyje, kas mato pasikartojančius skaičius? Taip, pakalbėkim apie tai dar kartą. Taigi, 11, 11, 12, 12, 22, 22. Kasgi tai viskas reiškia? Numerologija tai vadinasi angelų numerologija ir aš kaip Aleksandra Antipova, astronumerologė, toj detaliai pasakysiu, ką konkrečiai reikia žiūrėti, o į ką galima nekreipti dėmesį. Kaip tik vakar kalbėjau apie tai su savo mokinė, kurie praėjo paskaitą mano mokymuose numerologijos, kuri yra apie pasikartojančius skaičiukus, ir uždavė kelis klausimus. Taigi, į kokį skaičių atkreipti dėmesį? Į tuos vienetus, kurie reiškia, kad nestabdyk, eik pirmin, ar į tuos dvejetus, kurie sako, palauk, dabar laikas atkreipti dėmesį į savo santykius, arba į tuos trejetus, kurie parodo, netrukus ateis nemažai pinigų, būk pasiruošus ir rašyk norų sąrašus. Viskas yra teisinga, bet kiekvienas iš mūsų turi savo sėkmingiausią skaičių visą gyvenimą. Visata su mumis kalba per skaičių kalbą. Tai yra faktas. Ir jeigu jūs matot pasikartojančius skaičius, atkreipkite dėmesį į savo sėkmingiausią skaičių. Kaip apskaičiuoti savo sėkmingiausią skaičių? Jums reikia paimti jūsų pilną gimimo datą ir supliusuoti iki vienaženklio skaičiuko. Žiūrėkit pavyzdį. Na, o ką daryti su tuo savo sėkmingiausiu skaičiu, kuris ir bus visą gyvenimą jūsų sėkmingiausias? Viskas paprasta. Važiuojat su mašina, atėjo kažkokia idėja, mintis ir matot savo sėkmingą skaičių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, tą mintį reikia būtinai realizuoti. Be pavyzdžių mes čia nepraeisim, aš taip įsivaizduoju, ne? Taigi, rodau savo pavyzdį. Atsikeliu iš ryto šiandien ir galvoju, prieš akį, Švento Valentino dieną, gal reikėtų kokį tiesioginį eterį padaryti, atsakyti daugiau klausimų, susijęti su santykiais, su derinamumu, kur ieškoti savo partnerį. Ir tuo pat metu aš einu į savo TikTok paskyrą ir matau ten signalą, kad atkreipkite dėmesį, pas jūs yra tam tikros lėšos, nepanaudotas. Žodžiu, likutis ten kažkoks. Užeinu, o ten yra skaičius 3. Mano sėkmingas skaičius yra 3. Ir jeigu aš matau trejetus, aš asmeniškai, man tai reiškia, kad ši idėja, ši mintis, šis pokalbis, tai, kas dabar buvo, yra labai svarbu. Ir tai reikia būtinai padaryti. Ir ką aš darysiu? Faktas, kad vasario 14 dieną aš darysiu tiesioginį eterį su atsakymais į klausimus susietus apie suderinamumą, partnerių paiešką, kada, kaip ir visą tą meilės temą. Bet šį kartą darysiu tai savo TikTok paskyroj. Dar kartą, 14 dieną, 14 valandą laukiu visus į savo tiesioginį eterį, kur atsakinėsiu į klausimus susietus su suderinamumu. O jums visiems linkiu realizuoti savo idėjas ir atkreipti dėmesį į tai, kur stabdo jūs likimas su jūsų asmeniniu sėkmingu skaičiu. Buvo naudinga, įdomu, dėkit reakcijas.